paskutinės 2,5 minutės lyg ir nuteikia optimistiškai prieš atsakomąsias rungtynes. Nu, aš manau, turint plus 12 taškų, būti nusiraminus ir tikėtis, kad tenais bus lengva ir mes ten, aš tikrai negalvoju ir tikrai važiuosim tenais nugalėti. Sakau, tas 12 taškų, tai mes jau esam labai skaudžiai pasimokę su Praldu žaisdami, kur labai greit gali tą 12 taškų panaikinti. Šiandien nemažai žaidė to žemesnių penketų su Aurimu ir Žydrūnu. Tai lėmė, kad vidurio puolėjai greit prisijungo pražangų ar tiesiog bandė taip stabdyti varžovų snaiperius? Ne, vienas dalykas, mes biški ruošiamės, kadangi, sakiau, tai yra metanti komanda ir galvoju, kad tuo momentu mums pasiteisino tas dalykas, aišku, ir kad vidurio puolėjai labai greitai pririnko baudų, tai aišku buvo irgi. Kokį įspūdį paliko Palmeiros komanda, nes su šio klubu Juventus dar nebuvo susidūręs ir gyvai neteko stebėti šios komandos? Nu, tipiška Latvių komanda, galiu pasakyti taip. Tipiška Latvių komanda, kuri pasitaikius progai meta, žaidžia aštriai 1-1 ir išmetinėja kamuolius. Turinti 5 numerį, kuris gali su metimu, galim sakyti, Veselovą tikrai. Jis yra universalus žaidėjas, galintis pacentruoti, galintis mest. Taip kad, tai tokia mobili komanda, galiu sakyti. Nenustebino, kad varžovai pataikė praktiškai visas baudas ir tik paskutinę prametė, nes kai tiek daug pražangų rinkosi mūsų komanda, tai baudomis jie pelnė labai daug taškų. Nu, aš nemanau, tai vis dėlto nuo seno laikų garsėja Latvijai kai snaiperiai, o čia metant nuo baudų, tai iš vis niekas nedengia, tai tikrai ne. Čia trenerių teisėjavimas turbūt yra tai, ką vadiname estiškų teisėjavimu, ar ne? Aš sakiau, aš niekad nekomentuoju teisėjus ir nekomentuosiu. Jie dirba savo darbą, mes turim prisitaikyti prie jų ir daryti savo darbą.